O, koksai gražuolis. Šliaužia. Nu. Kas čia bus dabar tau? Skruzdėlėm nepatinka tokie dalykai. Pagaus tave iš karto. Šiaip tai nebuvo šliužų. Jau atsirado. Reikės barstyti granulės kažkokias tai. Va mano šiltnamis. Pomidorai auga. Šitie vat bus. Jau pomidoriukai kabo. Bus ankstyvi. O kiti vėlyvi bus. Čia agurkai. Šiandien 3 jau nurinkau. Ir va. Ir čia pilna. Čia krapukai auga. Pasėjau kažkas tai tenai. Kas ten tokia skylė didelė. Labai jau. O mano gėlės. Nu, nežinau, agurkai kol kas normaliai jau valgom. Čia buvo šaltos naktis, tai jie kažko tai pavilko, bet čia nuo temperatūros svyravimo. Na, kardeliai, gladiolės auga pilnu tempu. O, pažiūrėkit, kiek turiu kardelių. Visą šiltnamį užsodinau. Pusę šiltnamį. Čia statau vandenį, šildau. Nu, ir bus pomidorų. Čia tokie jau, kokie stori kotai. Storas koksai. Čia labai didelis. Nežinau, kokie čia pomidorai bus. Čia pusė mano yra. O tik kitos dalies yra mano. Šitas mano, šitas yra pirktinis, nes man jį nuėdė kažkas naktį. Ir šitie 2 mano yra. O čia viduje esu baziliko prisodinusi. Įsiskaičiau, kad pomidorai labai gerai draugauja su bazilikais. Tai va, baziliko prisodinau. Taip skaniai kvepia tas bazilikas, va. Labai patinka man. Į omletus dedu. Tai va, reikia uždaryti šiltnamio duris. Čia kažkokie tai dėmės atsirado. O ten vienas agurkas yra didelis. Nepatinka man. Čia tos šaltos naktis viską daro. Labai negerai tokie svyravimai. Nu gerai, uždarom šiltnamį. Taip. Čia reikia pasodinti irgi kažką tai iš sėkliukių patys pasisėjo. Vienas liko toks didelis. Čia reikia nupirkti gėlių pasodinti, dar čia likutis yra. Va, o jau kokia ta pušis mūsų graži. O jau kiek šiškų daug turim. Oi, žiūrėkit, koks naujas. Va, žalias dar visai. Mežiukas. Kiek daug. Čia sena. Va, čia nauja yra. Matosi. Labai daug. Aš juos renku ir renku kiekvieną kartą. O, koksai didelis kankorėžis. Ten pilna. Čia žali. O čia naujas. Ir čia naujas. Sako, verda uogienė iš jų. Nežinau, reikia išmokti ir man išvirti uogienę. Tiek daug turim kankorėžių, tikrai galėčiau surinkti juos. Paskiau lyg taip pjaustyti reikia. Ir tada virti, dėti cukraus.
Būtų įdomu išmokti. Pažiūrėkit, kiek daug aš turiu kankorėžių. Juk tikrai galėčiau išsivirti savo. Oi, kiek čia daug. Tai dar čia tik tai ant vieno medžio. O mes turime 4. 4 pušis yra. Ir va. Ir čia kiek daug yra. Oi, visas medis aplipęs. Žiūrėkit. Ištisai kankorėžiai. Nežinau, labai patinka. Auga jos labai. O, koksai gražus kankorėžis. Čia mažiukas visai. Hei, koks mažas. Vaikiukas. Ir čia mažulis koksai. Čia mažiukas. Reikia man pasiieškoti receptą. Ir tikrai reikia, va, kol jie tokie mažiukai, sako, va, kol tokie va, yra, reikia juos susirinkti, supjaustyti, gerai nuplauti, o tada virti, užpilus cukrų. Bet jau sakė, to puodo, tai jau niekur nepanaudosi, reiks mesti lauk. Esu mačiusi laidą, tai va, kiek turiu kankorėžių. Visiems sveiki, šiandien yra šeštadienis ir aš jau renku kankorėžius. Pasižiūrėkit, kiek jų daug yra. Jau vieną tokį induką surinkau, dabar šitas. Va, kiek pas mane kankorėžių ir aš šiandien virsiu uogienę. Žiūrėkit, kiek jų daug. Ir darysime vaistus. O man su ta kerklė taip pastoviai žiemą būna. Tai aš nutariau padaryti ir sirupo, ir uogienės. Na, toliau parodysiu. Na, atėjau į namelį ir parodysiu jums. Surinkau 3 indelius pilnus kankorėžių. Dabar juos reikia užpilti vandeniu, gerai nuplauti, o tada perpjauti. Aš galvojau, kad jos bus neįmanoma perpjauti, bet čia vieną tokį rinkau. Ir belauždama, kur aš jį padėjau? Va, belauždama nuo šakelės, aš tiesiog negalėjau patikėti, kaip jisai man lengvai perlūžo. Va. Ir jau kvepia, o jau kvepia pušų sakais tokiais, va, viskas sakuojasi, žinokite, kai renkate tokius dalykus. Ypatingai reikia užsidėti pirštines, nes bėga sakai ir tada viską susigadinsite rankas, po to negalėsit nusiplauti nieko. Tai va, reikia būtinai dabar juos visus plauti. Ir aš virsiu uogienę, sveikatos uogienę darysiu savo. Pasižiūrėkit, kaip varva sakai, matot? Kai nurauni nuo šakelės, ir tie sakai bėga. Sultis. Čia yra pušies sultis. Tai va, virsim, darysim, sveikatinsimės. Toliau parodysiu, kada padarysiu ką. Tai ką pirmiausia reikia daryti, reikia nuplauti švariai kankorėžius ir perpjauti per pusę. Dėsiu į kriauklę ir plausiu. Negadinti tokios taros, aš plaunu tame pačiame indelyje.
Praėjo lietus, šiaip tai jie yra švarūs tie konkoriniai, bet vis tiek reikia gerai nuplauti. Dar karštesnį vandenuko galima. Oi, kaip tepia. Pasak. Tai va, turiu 3 indelius, aš juos visus 3 ir padarysiu. Gerai nuplauname, tada perpjauti per pusę, pilti vandens ant jų ir virti. Virsim apie valandą laiko. Tas labai gražus indelis, labai jauni gražus tokie. Kvepia. Mišku kvepia. Nu, gerai išvarkės. O dabar pasiimsim lentelę ir eisime pjaustyti. Į puodą įpyliau va tokias 2 stiklinės vandens, dabar deduosi pirštinės, pasidėjau lentelę, peilį ir dabar reikia viską supjaustyti, nors per pusę, sako, geriau įpjauti. Aš nesupjovusiu, net neįsivaizduoju, kaip tas atrodo. Oi, labai lengvai pjaunas. Matote, koks vaisius. Ir metu iš karto vandenį. Aha, reikia žiūrėti, neįsipjauti pirštus. Aš galvojau, kad labai sunkiai pjausis, bet žinokite, nėra. Toks kai kyvi panašus į kažką, tai ne. Nėra sunkiai. Tik tai tie galai gal. Rankos taip dimpa, žinokite. Jeigu be pirštinių, tai čia šakės. Be pirštinių niekaip. Nes vieni sakai. Ai, nėra tai baisiai, žinokite, čia tas. Aš galvojau, baisiau bus. Kad labai kieta, kad neperpjausim, bet persipjauna labai lengvai. Tai mano toks darbas bus dabar. Čia ilgai ir nuobodžiai dirbsiu, tai kai supjaustysiu, parodysiu toliau. O taip supjaušiau visą kilogramą. Čia supjaušiau, sudėjau ir dabar užpyliau pusę litro vandens ir pradėsim jį virti. Virti reikia ant lėtos ugnies 40 minučių. Taip, įjungiam. Užvirs ir tada virsime 40 minučių ant lėtos ugnies. O po to dėsime cukrų ir dėsime citrinos sultis. Ir dar virsis valanda, 1,5 valandos ant lėtos ugnies. Tai va, tegu užverda. Labai kvepia skaniai. Labai gražiai atrodo. Tai vat, verdam. Jau beveik užvirė. Ir dabar ant lėtos ugnies. Kai užvirs, gerai užburbuliuos, tada aš sumažinsiu ir virsiu 40 minučių ant lėtos ugnies. Tai puodas virė mano 40 minučių. Kvapas nerealus, žinokit. Man taip patinka tas kvapas. Tai dabar, ką mums reikia daryti, reikia ant kilogramo konkorėžių dėti kilogramą cukraus ir 1 citrinos sultis reiks išspausti. Čia išspausti citrinos sultis ir dėti cukrų. Ir vėl viską virti valandą, 1,5,
kol susidarys toksai medaus spalvos skystis, sirupas. Ir tada jau, kai jau matysite, kad gaunasi tirštas sirupas, tada karštą išpilstyti į stiklainukus ir uždaryti, užsukti į švarius, sterilizuotus stiklainius. Dirbu. Taip, supyliau cukrų, kaip gražiai tirpsta. Na ir dabar supilsime citrinos sultis. Ir vėl įjungsime ugnį ir viską virsime. Tai išspaudžiau citriną. Va čia yra sultis. Iš vienos citrinos gavosi tiek sulčių. Viską pilame. Ir įjungsime vėl kaitlentę. Užvirs ir virsime po užvirimo valandą arba pusantros valandos, tol, kol susidarys gražus medaus atspalvio skystis sirupas. Taip greitai ištirpo cukrus, nereikėjo nieko man maišyti, makaluoti. Žiūrėkit, jau skiriasi net visas tas kankorėžis. Jau išviręs. Va. Jau labai gerai išvirė čia viskas, žinokit. Tai aš manau, mums užteks valandos. Kvepia labai labai skaniai. Aš net patikėčiau niekada, kad šitaip skaniai. Net nežinau, koks tas. Labai skanu. Kažką primena terpentino. Atsimenat, anksčiau buvo tokie aliejus terpentino. Tai vat kažkas tokio. Tepalas ar kaip čia pavadinti. Tuoj užvirs ir sumažinsime. Užstatysiu laiką, kad žinočiau, kiek verda, kad nepamiršti. Ir po to, per tą laiką aš pasiruošiu stiklainiukus, susitvarkysiu ir lauksim, kol pasidarys tas tirpalas mūsų medaus spalvos. Reiškiasi virti ant lėtos ugnies, lėtai, kad jisai karamelizuotųsi, kad pasidarytų iš to sirupo medaus spalvos. Tai prašo, kad virti tol, kol pasidarys medaus spalvos. Dabar jisai toksai, nėra baltas, jisai toks permatomas, balzganas toksai, kaip pieną būtum išplovęs iš butelių išpylęs. Tai va, taip va. Oi, kaip gražiai atrodo. Gražiai, žiūrėkit, kaip išviręs, koks minkštas, va, jau nerėsi tie visi. Tai įsivaizduokite, kiek čia yra sveikatos jame. Mano pušies kankorėžiai. Netikėjau, kad aš turėsiu vaistą savo. Paragausim. Labai skaniai. Ta citrina duoda tokią truputėlį rūgštelės, truputėlį saldumo. Va, jau viskas užvirė. Dabar galime mažinti. Sumažinu ant visai mažos ugnies. Ant kokių 4, 3 ir virsim. Laiką nustatome. Aš manau, valandos užteks. Taip. Tegu verda.
biškį pridengsim. Va taip, tegu verda. Štai mano pušų kankorėžiai išvirė ir pažiūrėkite, kokia graži spalva dabar gavosi. Tokia ruda, o buvo tokia balzgana. Tai vat viriau 1,5 valandos. Va, tokia masė. Aš manau, aš ją perkošiu. Aš nedėsiu su tais kankorėžiais. Aš ją perkošiu gražiai. Ir dabar belieka sterilizuoti. Čia turiu stiklainukus, čia turiu dangtelius. Taip, dangtelį dedam porą dangtelių į dugną. Visada taip darėm. Tėveliai mano virdavo uogienes, statai šitą sietuką, uždedi, jisai įkaista, sterilizuojasi, tada apverti ir pili sirupą. Ir viskas. Žinote, ką man tai primena? Obuolių sultis. Labai panaši spalva. Va, aš įsivaizduoju, čia dar 0,5 litro man telps. 0,5 litro čia yra jau. Ir dar bus koks 1 stiklainukas, virinasi mano stiklainis. Sterilizuojasi. Tai viskas padariau. Pažiūrėkite, kokia graži gintarinė spalva. Ir man čia liko dar puodė palaižiai. Tai aš tos tirštos masės nedėjau. Aš ją tik tai nuspaudžiau ir pyliau tik tai skystį. Tai vat gavosi 1 litras pušų kankorėžių sirupo. Tikiuosi, padės sveikatai. Čia yra natūralus daiktas, kuris pagamintas mano rankomis. Tai va, baigiau dirbti. Šiandien užsigalvojau ir padariau.